Sveiki, sveiki. Dar vienas mano vasaros vakaras laukiam. Dar vis mes sugebame sutikti iš lauko pusės. Sveiki prisijungiant, labai gerai, atrodo viskas tvarkoja. O šiandien va, kokiam rožėm aš papuošta. Čia tikros. Grįžau namo ir manęs barniukas laukia su puokšte. Taip sakant, Bulgarija be rožių, ne Bulgarija. Ir mane papuošė šiandien. Sveikos prisijungiančios. Šiandien mūsų tema apie viltį. Nuo čia tiesiog kryptis kalbėjimo tokia bus. Pamastymų įvairiais rakursais, įvairiomis temomis. Labą vakarą. Džiugu matyti jūs prisijungiančias. Labai fainiai. Gerai. Tai va, šiandien tai yra, kada čia šiandien vakar labai šiltos dienos. Čia buvo ir dar nusimato labai šiltų dienų, beveik 30 laipsnių buvo, šiandien gal 25-6. Ir vakaras, dabar pasižiūrėjau, dar prieš sėdant prieš kokį pusvalandį buvo praktiškai 20 laipsnių. Toksai jautėsi vakaro gaiva, bet jinai šilta, tokia miela. Tai va, labai smagu, šiandien nereikia kūtotis striukėmis ir šalikais ir dekiais. Užsimečiau apsiaustuką, jeigu kartais netyčia atvėstų, kad turėčiau ką užleisti ant rankų, bet greičiausiai, kad nereikės. Tai va, gerai, puikiai mums besijungiant. Galim iš karto ir pradėti. Tai pasikelsiu, matot, pas mane jau ir švieselių atkeliavo ant mano kūrinio. Jau pasipuošęs mano kūrinys ir švieselėmis. Taip sakant, tobulėjimui ribų nėra. Gerai, pradėsime nuo tos minties, kurią aš dalinausi užvadinime. Viltis, gerai ji visada ar nelabai. Taigi, pakalbėsime apie dvi skirtingas viltis. Apie viltį, be kurios nėra gyvenimo. Ir apie viltį, kaip sako, viltis durnių motina. Tai va, apie abi šitas viltis ir kur jos veda arba neveda. Apie tai šiandien. Šiaip apie viltį aš esu kalbėjusi kaip apie tą variklį, kaip apie tą būtiną sudedamąją dalį gyvenimo, be kurios realiai nėra žingsnių daroma į priekį. Tarkim, tu nejauti, kad yra kažkokie šansai kažką padaryti, nėra vilties kažkokiam tai ten, tarkim, projektui tavo. Ir tu ten tiesiog neini, tu nieko nedarai, nes pirmiausia turi būti viltis, kad kažkas gausis, kad kažkas bus, ar ne? Taip pat čia mes dažniausiai įvardinam tokią viltį, kad ta viltis yra labai reikalinga ir kad be jos nieko nebus. Bet šiandien aš norėčiau akcentuoti šiek tiek kitą viltį. Viltį, kad kažkas kažkaip stebuklingai pasikeis. Nebuvo ir atsiras. Aš nieko nedarysiu, pamiegosiu, gal praeis. Viltį, kad kažkokiu stebuklingu būdu kitas žmogus, su kuriuo PVZ aš gyvenau, jis ims ir pasikeis, nes jis žadėjo jau 73 kartus. Ir va dabar tas paskutinis kartas, vilties visada yra, tikėjimas, kad gali kažkas įvykti ir va ims ir pasikeis. Tai va apie tokią viltį šiandien mes kalbėsim. Apie viltį, kuri yra, liaudiškai sakant, durnių motina. Kodėl jinai yra durnių motina? Aš tikiuosi, jūs mane girdite. Aš visą laiką dabar, žiūriu, kai aš kalbu lauke, aš kalbu tokiu
primažintų balsų, todėl kad iš tiesų čia labai stipriai aidi tarp kiemų, tarp namų, labai greitai pasklinta garsas ir labai stipriai sustiprėja ir aš nelabai noriu rėkti čia. Štai aš turbūt kalbu taip prigesintai, nes aš pati save girdžiu paryškintai. Tikiuosi, tai niekaip nepablogina mano garso kokybės. Taigi, kodėl šitokia viltis yra niekur nevedanti? Todėl, kad jinai neturi jokio pagrindo. Iš principo, viltis, tokia viltis, jinai turi turėti, jeigu jinai yra kažkur tai vedanti, jinai turi turėti pagrindą, priežastį. Pavyzdžiui, aš darau žingsnius ir aš turiu vilties, kad visa tai turės rezultatą. Ar ne, tu darai kažką, darai ir tu tiki, viliesi ir taip toliau, kad tai atneš vaisių. Tai yra vaisių. Kas yra vaisius? Vaisius tai reiškia kažkas yra pasėta, laistoma, prižiūrima ir rezultate kažkada atneš vaisių. Anksčiau ar vėliau. Dabar kas vyksta, jeigu aš dedu viltį į kitą žmogų, kuris nieko nedaro? Arba mintis tokia. Va, mėnesį laiko padarom kažkokį tai ten pauzę ir pažiūrėsim po mėnesio, ir kas pasikeis, ir aš tikrai dabar pasikeičiau, dabar viskas bus kitaip. Nebūna taip. Pažiūrėkime į save, ar mums taip išeitų, va šitai padaryti, klik ir staiga viskas pasikeičia, nors nieko nedarai su savimi. Prasme, nieko nedarai, nieko nekeiti, bet staiga taip paima ir pasikeičia. Pradedu kitaip galvoti, kitaip jaustis, kitaip maitintis, kitaip sportuoti. Žodžiu, viskas kapitaliai pasikeičia vien dėl to, kad aš pagalvojau, paimiu ir pasikeičiu. Prasme, jeigu tai būtų taip, tai mes galėtume taip paimti, bet kada, bet ką perjungti ir mums nieko daryti nereikėtų. Nieko nereikia daryti. Nieko tvarkytis, nieko užbaigti, nieko pradėti, prasme, nieko padaryti nereikia, tiesiog aš nusprendžiu ir darau. Jeigu tai būtų, tai mūsų kiekvienų naujų metų tokie sąrašai savo darbų kitiems, mes viską būtume atlikę. O dabar jau greitai nauji metai. Įsivaizduojat, greitai kalėdos. Už 2 mėnesių. Mes tai primetėm šiandien 22, tai lygiai 2 mėnesiai iki kalėdų. Kiek jūsų planų, darbų, dalykų yra padaryta taip, kaip buvo susirašę. Atsiverskit savo naujametinius sąrašus, kas buvo numatyta šitiems metams, kiek pasiekimų bus padaryta ir kiek yra padaryta. Greičiausiai, kad nėra tiek daug. Arba padaryti kiti dalykai. Tai nereiškia nei gerai, nei blogai. Nes jeigu mes nepadarome to, ko mes neturėjome padaryti, tai viskas to tvarkoj. Bet greičiausiai tie dalykai, kur mes sakom, aš pasikeisiu, aš šitą mesiu, šitą pradėsiu, dabar staiga imsiu šitaip ir tai bus. Ir tai dažniausiai yra tokie trumpalaikiai bėgimai, kurie staiga sugriūna, atsitrenkia į pirmąjį, taip sakant, akmenėlį. Tai va, tai žodžiu, šitos viltys jos neturi pagrindo, nes nėra niekas siejama, niekas laistoma, niekas auginama, niekas nedaroma ir staiga turiu vilties, kad kažkas pasikeis. Taip nevyksta. Taip tiesiog nevyksta. Galėčiau čia prijungti tokį sakinį sekantį, turiu jūs nuvilti, bet gal net ir tas žodis nuvilti neteisingas būtų. Aš norėčiau jūs išblaivyti iš tokių vilčių, kurios neturi jokio pagrindo. Jos neturi jokio pagrindo. O viltis, kuri mums teikia jėgas gyventi, kuri teikia jėgas dirbti, daryti, siekti, jinai yra labai svarbi. Va šita viltis. Tu investuoji save į kažkokius dalykus, nes tu turi viltį, kad tai keisis, kad tai įvyks, vieną dieną įvyks lūžis, aš darau, aš siekiu, aš tame ir tai aš turiu viltį, įvyks lūžis ir kažkas pasikeis. Arba aš matau, kaip tai keičiasi ir jau čia daugiau negu viltis, čia jau įeina ir tikėjimas. Tai yra veiksmas, darbas, tikėjimas, tai jau eina veiksmai.
Viena viltis pati iš savęs, jinai yra ta tokia, kur jau merdė ir pasikelti, kad gal dar vis dėlto bandom, nu dar kartą bandom. Tai va štai vietoje viltis suveikia, o jau kai mes pradedam dirbti, pasijungia tikėjimas, jėga, užsispyrimas, tam tikras veiksmas, va jau prasideda dalykai. Taigi, čia su šita viltimi labai viskas gerai, jos bijoti nereikia, jinai mums yra labai reikalinga. Bet veiksmas turi būti daromas. Veiksmas turi būti daromas. Kai viltis atima iš mūsų poreikį daryti veiksmus, tai yra ne ta viltis. Girdėjau kažkada kažkas tai, nu žodžiu, kažkur man toksai susivaidenęs pasakymas, sako, ką aš pirmą nužudyčiau, tai būtų viltis, kažkas yra pasakęs tokį. Ir aš pirmą kartą, kai aš išgirdau tą, galvoju, ką tu nužudytum, kaip? Ką tu turiu omeny? Nes ten nebuvo jokio paaiškinimo, paskui aš taip pagalvojau, nu jo, šita viltis, jinai ta, kur trukdo, tokia viltis, kad ai gal kaip nors įvyks, gal kaip nors pasikeis. Kryptį šiek tiek aš norėčiau mūsų pokalbio pakreipti į santykius. Nes būtent santykiuose šita viltis išeikvoja iš mūsų visas jėgas. Jeigu yra blogai, būna blogai labai ilgai. Ir ta viltis, kad kada nors kažkas pasikeis, ji tarsi teikia jėgų tempti, bet mes eikvojamės savo pačių sąskaitą. Savo pačių sąskaitą mes eikvojamės. Mes eikvojame savo gyvybinę energiją vardan nežinia ko. To, kas neturi pagrindo. Pavyzdžiui, aš viliuosi jis kada nors mes gerti. Bet panašus dalykai. Ta prasme, ne mes. Jeigu tu tik viliesi ir jis nieko dėl to nedaro, nesigydo savęs ir nesprendžia problemos, dėl ko yra geriama, niekas nesikeis. Tiesiog niekas ir nesikeis. Ir taip su viskuo. Ta prasme, visur, kur mes turime tokią ale viltį, kad kažkas kažkaip taip nesidarys. Arba mes dirbame su savimi, užsiimame, tvarkome, žiūrime, kokios yra priežastys to. Nebūtinai tai ne apie kito žmogaus keitimą, apie savęs gydymą, apie darbą su savimi. Ir kai tu dirbi su savimi, tu pradedi matyti dalykus, iš kur visa tai kyla. Galbūt tavo kažkas tai ten senelis gėrė, gal tėvas gėrė, gal dėdė, gal brolis, gal dar kažkas. Ir tu turi tas patirtis, kurios tave vargino, tave skaudino, tavyje yra šitas skausmas, kuris persiduoda sekančiam žmogui. Tu jį pritrauki būtent tokį, nes tau to reikia, nes tavo tokia išraiška meilės, taip supranti, kad gėrimas, ne tu supranti, bet tavo pasąmonėje įrašyta, kad gėrimas yra meilės išraiška. Taip įrašai tokie jau padaryti. Ir tavo mąstymo, bendravimo, supratimo, pajautimo ir visokie kiti būdai yra per šitą prizmę. Ir automatiškai toks žmogus ateina į tavo erdvę. Tu išsigydai save ir pradeda arba dalykai keistis, arba kažkas kitaip dar keičiasi. Bet, tai yra labai svarbu. Išsigydyti save, susitvarkyti. Vietoj to, kad sėdėti ir su viltimi, kad kada nors kažkas. Lygiai taip pat su sveikata. Šiandien aš stebėjau tokį žmogiuką, seniuką, kuris vos po vieną koją į priekį eina, lazda pasiremdamas ir jisai juda, kad nesustoti matyti visai, kad, ale tokia mankšta, kad pajudėti, ar ne? Ir aš tokia galvoju, žmogelį, geriau tu atsigultum ir gerai pamankštintum savo sąnarius, klubus ir nes toks ėjimas, kur į priekį žingsnis praktiškai nesižengia, jis net nemankšta, tai tik vargas. Ir dalykai, taip mes sustingstam savo gyvenime. Mes nepadarome dalykų daugeliu, tame tarpe ir sveikata. Mes nedarome žingsnių, kuriuos turime daryti. Juos trumpiname, siauriname. Vietoj to, kad įdėtume ten jėgas, mes vilėmės, ai gal praeis, ai gal pravažiuosim, ai nieko tokio, ai ir čia nieko tokio, čia biški suskaudu, čia besiskaudu, ai mažesnių žingsnių galiu eiti, mažiau ranką pakelti, nesvarbu, mažiau kalba pasisuka, nieko tokio, dar aš matau, dar galiu, dar matau, dar
visų kūnų jau judu, bet nieko tokio, o kiek metų, ką čia gali padaryti? Ir man savo, Indrė, žinai, kodėl, iš kur čia pas tave jaunystė? Ne tai, kad aš kažkokia kitokia. Ne apie tai, mano mama 80 su virš metų, aš einu greitai, pas mane eisena yra gana greita, jeigu pasivaikščiojant ar neiti. Aš neinu lėtai, aš einu greitai. Mano mama lygiai su manimi eina 80 su virš metų. Nes jinai nesėdi atsisėdus, nes jinai nuolatos juda, jinai užsiima savimi. Ne tai, kad vilėsi gal praeis, surakino kelėnį, tai dabar pakentėsiu kokius 2 metus, gal praeis. Paskui klubą, paskui dar kažką. Taip ir surakina žmogų, surakina mus. Visokiausi dalykai, fiziškai, morališkai, dvasiškai, mus surakina. Ir mes turime vilties, gal kada nors praeis, gal išgersiu tabletę ir praeis, gal patepsiu ten kokio tepaliuko ir praeis. Nepraeis. Ką padarysi? Šita viltis niekam nereikalinga. Reikia užsiimti savimi, reikia pasirūpinti savimi, reikia kažką daryti, kad keistųsi. Reikia judėti visom prasmėm. Ir fizinė, ir dvasinė, ir moralinė visom prasmėm judėti, galvoti, naudoti savo smegenis, naudoti savo sąnarius, naudoti savo galvą, naudoti viską, naudoti rankas, kojas. Naudoti save, ta prasme, kad veiksmas įvyktų. Kitų būdų mes sustingstame visom prasmėm. Niekas savaime gerai nesidaro. Ir viltis tokia, kad kaip nors gal pravažiuosiu, nepravažiuosi. Nepravažiuosi. Reikia suvokti, kad mes kaip lašiša, jinai skrenda į kalnus, ta prasme, vandeniu, kur ten praktiškai vandens nėra. Jinai tarp akmenų, jinai skrenda į viršų. Tai yra gyva žuvis. Jinai varo prieš srovę į kalną. Jeigu jinai vilsis būdama apačioj, ta prasme, gal koks liftas mane čia pakels, ką aš dabar vargsiu ten į tą kalną ropštas, nesąmonė. Jinai niekur nenueis, niekas neįvyks, niekas nebus. Ir jeigu kuri pasiduoda, jinai lieka apačioj, ją tiesiog sužvejoja. Viskas. Jinai eina ant lėkštės. Kad ta viltis, kad kažkaip savaime kažkas bus, be jokių pastangų įdėjimo, jinai yra tuščia viltis. Jinai yra bloga viltis. Tai yra savi apgaulė. Melas. Melas. Įprasta dabar žiūrėti į gražius paveikslėlius ir grožėtis kitais. Bet tai niekur neveda. Niekur tai neveda. Rezultato nebus. Gali žiūrėti į kitų namus, į kitų mašinas, į kitų abrozdėlius. Bet tai niekur net nenuves. Rezultato nebus. Ir viltis, kad kada nors kas nors bus, nieko nedarant, nebus tai. Užsiimti reikės viskuo ir savo galvą, ir dvasiniais dalykais, ir fiziniais dalykais, viskuo. Užsiimti, daryti, kad būtų rezultatas. Ir vis dėlto, kaip minėjau, man kažkaip norisi, šiandien traukia manęs ir kai aš ruošiausi, man daugiau traukia į santykių temą, šitoj vilty, nevilty. Ir šičia ta viltis, neviltis, jinai labai persipina, šitos abidvi viltys. Iš vienos pusės mes vilėmės to, kas neturi jokios prasmės viltis, ta prasme, ne mūsų. Žiūrime į kitą ir galvojame, galbūt jisai pasikeis. Ir iš kitos pusės mes neturime vilties, jau išsieikvojam savo energiją ir nebeturim vilties pačios savimi, kad aš sugebėsiu padaryti dalykus, aš galiu žengti, aš galiu kažką pakeisti, aš galiu kažkuo tai užsiimti, kad galiu pati. Šitos dvi viltys, jos viena kitą išminusuoja. Mes išeikvojam save, tuščiai vildamosis. Ir nebelieka jėgų tikriem žingsniam žengti. Tema tokia, gal kažkam jinai skambės keistai, kodėl aš čia kalbu, nes mes šiandien diskutavom truputėlį čia
kad šiais laikais, ypatingai jaunimo tarpe, skyrybos yra tokia tarp eilučių maždaug tėvame. Išsiskiriam, bet išsiskiriam, susitikom, išsiskiriam, susitikom. Žmogaus neprisėmimas absoliučiai jokios atsakomybės, niekas nevyksta gyvenime. Visos šitos skyrybos, kurios vyksta, bele kur taškausi, bele ką darau, bet nieko nedarau su savimi, jos neturi jokios prasmės. Skirtis dėl to, kad man nepatinka, šiaip nepatinka, bet aš nieko nedarau su savimi, aš nesprendžiu savo temos, ta prasme, mes susitinkam su visais žmonėmis, su kiekvienu, nebūtinai tai turi būti mūsų gyvenimo partneris, visada, su kuo mes sutinkam neatsitiktinai. O tie, kurie atsiranda šalia mūsų labai arti, tai labai neatsitiktinai. Ir mes susitinkame išmokti savo pamokas, praeiti tam tikras patirtis. Ir yra periodai, kuriuos mes praeiname, mes turime juos praeiti. Jie mums duoti praeiti. Ir duotas laikas būti. Ir jeigu tu iššoksi, pabėgsi nelaiku, tu turėsi blogus rezultatus po to, labai skaudžius ir ilgai. Dėl to viskas yra labai svarbu ir laikas. Ir tai, ką tu darai su savimi, ar tu išmokai pamokas, ar tu susitvarkei, ar tu pabėgai. Ar tu pabėgai. Kai mes pabėgame nuo santykių, mes iššokame į kitus, dažnai blogesnius santykius, nes jau einame dvigubas pamokas. Ir už aną, ir dar papildomai. Ir nieko gero nesigauna. Ir ilgai trunka tie bėgiojimai, kol kažkur atbėgama. Jie trunka ilgai, nes pamokas vis tiek reikia išmokti. Ir niekas nuo jų neatleis. Ir vis dėlto, kai mes žinome, kad turime žengti šitą žingsnį, kai mes esam sąmoningos tame, žinom, dėl ko tai darome ir kad tai nėra pabėgimas, tada reikalinga labai didžiulė jėga ir viltis padaryti viską iki galo ramiai. Nes tas svoris, tas traukimas, didelis gali būti disonansas aplinkui, iš artimųjų ir taip toliau, ta prasme, visko galima patirti. Labai stipriai muša žemyn ir labai sunku atsiplėšti. Labai sunku atsiplėšti. Tai va šitoj vietoje reikalinga ir jėga, ir va čia viltis yra labai svarbi, nes jėga, jinai remiasi jau į viltį. Jeigu tu nematai vilties, neturi vilties, nematai perspektyvos, tu va eini juodu keliu, ten juoda ir tu nežinai, kur eini. Ir tave visi traukia atgal, tu neturėsi jėgos žengti tos žingsnius į priekį. Tam tikrus lenkščius peržengti. Bus labai sunku. Pareikalaus labai daug jėgos. Ir dažnai šitose perioduose, kadangi jau yra išseikvota fiziškai ir morališkai ir visai dvasiškai anksčiau, pralaukta, iškentėta, išeikvota energija, yra ta gyvybinė energija. Dažnai sekančiam etapui jau pritrūksta jėgų. Ir jeigu jau yra žengta ne vieną kartą, taip ne, su persigalvimais ir grįžimais, tai yra dar mažiau jėgų, tai yra dar blogiau. Blogiausias dalykas, ką galima daryti, tai žengti ir persigalvoti, ir taip daryti daug kartų. Šitaip mes išeikvojame viską, mes sugadiname viską, kas įmanoma. Ir savo sveikatą, ir bet kokias jėgas, ir tikėjimą, ir pasitikėjimą savimi, viskas griūna labai stipriai, to čia dar daugiau reikalinga sustiprinimo ir palaikymo. Va šitoj vietoj viltis yra labai svarbi, kad yra kas suims, pakels, padės, kad aš galiu tai padaryti, tas pasitikėjimas, susitvarkymas, išsigydymas savęs, jis labai svarbus. Minėjau prieš keletą kartų, turbūt ne praeitą kartą, užpraeitą, kad yra tokia idėja, tokiam kaip susibūrimui moterim, pagalba,
kas ėjo, neseniai ėjo arba praėjo ir žaizdos toliau kraujuojančios, nesutvarkyti dalykai, ar eina, ar kaip tik yra ant slenksčio šitų skyrybinių procesų. Nekalbu apie belę, kad blaškymas, aš netikiu, kad tokie žmonės manęs iš viso klauso, kas ten iš viso viskas šakė man vandens, kur nesuprasi, kai nežinau, kairė, ką daro dešinė, čia skiriu, aš susitaikau, ne apie tai kalbam, mes kalbam apie suvokimą savo žingsnių, žinojimą, ką darau, arba jeigu nežinau, tai man reikia susivokti, kodėl aš taip jaučiuosi, ką man daryti, o gal nedaryti, gal man reikia dar išmokti savo pamokas, gal aš čia blaškausi visiškai be reikalo ir taip toliau. Daugybė dalykų gali būti ir pirmyn, ir atgal, bet šitam periodui tokia susidėliojo man mintis daryti tiesiog, surinkti, kas norite, bus tiesiog laisvas prisijungimas, grupė, įdėsiu nuorodą Telegrame, kur tiesiog prisijungsim, čia ne kažkokia tai, čia ne kažkoks tai klubas, ne dar kažkas tai, kad kažkas tai bus labai daug veikiamo, bet kur mes galėsim pasidaryti savo susibėgimą, susirinkimą, kur tu žinosi, kad jeigu ką, žinau, kur kreiptis, kur aš pasidalinsiu tam tikrą informaciją, kur atsakysiu tokius pagrindinius klausimus, kur galima ieškoti atsakymų ir jeigu matysim, kad reikia kažkokios tai rimtesnės pagalbos, tada apsispręsime tarpusavį irgi, ką darome. Taigi prisijungimas tiesiog nemokamas, prisijungiam, susibūriam ir žiūrim, ką turim. Nes į mane per šitą laiką kreipėsi keletas merginų, kad taip, aš norėčiau, arba viena tiesiog jau žinutę balsu gavau tokią, kur suprantu, reikia pagalbos čia ir dabar ir nei vienos minutės ne vėliau, nes lūžtantis balsas, tai reiškia, jau yra labai blogai viduj, reikalinga pagalba čia ir dabar ir mes iš karto su jie turėjom susitikimą, pasibendravimą, prasiskaidrino situaciją ir panašiai. Bet šitie dalykai, jie mums yra svarbus. Tu prasme, kad turėtumėm, žinotumėm, kad yra kažkas tai, kur yra šansas, dabar man nereikia, galbūt dabar aš laikausi puikiai gerai, bet tu nežinai, kada smūgis bus ir kada tau prireiks užsikabinti už kažko. Tai noriu pakviesti, kam yra aktuali šitą temą, tiesiog jungtis į grupę. Aš sakau, dar jos nesukūriau, aš ją sukursiu ir prikabinsiu jau po mūsų šito susitikimo, bus pridėta prie, galbūt dar ir pavadinimas keisis, dar net ne tokia mes čia, sakėm, SOS, žodžiu, pagalba SOS, bet kažkaip tai, žodžiu, užvardinsiu, aš ją rasite jūs ją Telegrame, kai jau įeisite per linką. Kol kas praėjimas tik per linką, jis keisis turbūt su laiku, kad nebūtų kažkokios taip betvarkės, mes ten susižiūrėsim, tokia ne visai taip, kad atvira grupė, tai bus uždara grupė, kad nepakliūtų ten belekas, tiesiog kuriam laikui duosim šitą, paskui viskas keisis ir vėl per mane, ta prasme, užklausimas man, tada aš atsiunčiu nuorodą. Šiai dienai įdėsiu šitą, kol dar niekas nevyksta, tiesiog trumpam laikui bus vienas linkas. Toliau per mane man duoda signalą, sakot, aš noriu ir aš atsiunčiu linką. Tai va, tokios mintys apie viltį ir neviltį. Šiaip apie viltį aš esu kalbėjusi tokia, kad įkvėpimą, apie pasitikėjimą ir panašiai, aš tikrai kalbėjusi ne vieną kartą, yra webinarų, dėl to aš tuo kartotis nenoriu. Noriu atkreipti dėmesį į tai, kad dažnai mes išsieikvojame arba nieko nedarome, mirkstame kažkokioj tai vienoje vietoje ir nieks nevyksta, vis su viltimi, kad kažkas bus. Arba tu kartoji tos pačius dalykus ir tikiesi, kad bus gerai. Niekas nevyksta, bet bus kada nors gerai. Va čia irgi tarsi darau, dedu varnelę, tarsi darau. Ypatingai čia susijęs su tokiais ale dvasiniais veiksmais, kokios tai praktikos, žodžiu. Niekada niekam nepadėjo, bet galbūt man padės. Prasme, kur jau nėra jokio, prasme, visiškai jokio pagrindo. Ir tokių yra labai daug. Tokių yra daug. Pasiglostom, kurie neturi jokios prasmės. Prasme, kai aš pasiklausau kitą kartą, kokius dalykus žmonės daro ir tikisi, kad jiem pagerės, tu, ta prasme, nepagerės.
Mes turime būti sąmoningi tame, ką darom. Ne mechaniški, ne dėl to, kad kažkas pasakė, paglostė, pasiuntė šviesos, ne. Ir ką tu pakeitei savo gyvenime? Nieko, bet man šviesos pasiuntė. Ir toliau kas, tu vis tiek kažkokie žingsniai buvo daromi, nieko nebuvo daroma, bet galbūt praeis, nepraeis. Nepasidarys. Turi būti daromi konkretūs veiksmai. Tu turi žinoti, dėl ko tu turi rezultatą. Tarkim, mano kursai gyvenimo balansas, tai yra numeris 1. Tu žinai, ką tu darėjai. Tu žinai, kad dirbai su baimėmis, turi tokį rezultatą. Tau rezultatas per mažas, tu toliau varai, dirbi su tom pačiom meditacijom. Tu turi geresnį rezultatą, dar kažkokia baimė išlindo, tu vėl prasidedi, tu susitvarkai ir tu laisva nuo baimių. Tai reiškia rezultatas, o ne taip, kad kažkur tai kažkas plevena ir gal baimė praeis. Nepraeis taip, reikia susitvarkyti su jomis. Jos yra skirtingos, jų skirtingos priežastys yra. Jos turi būti išspręstos, jos turi būti išgydytos. Tada tu žinai, kad tu turi rezultatą. Tave kažkas tai skaudino, kažkur tai žaizdų pilna, prisimeni kažkokius dalykus, tu ten kraujuoji, ten ašaros bėga. Turi būti išgydyta. Tai nesutvarkyti dalykai. Tai yra kraujuojančios vidinės žaizdos, yra nuoskaudos. Turi būti išgydytos. Ką tai reiškia išgydytos? Tai reiškia, tu gali apie tai kalbėti ramiu veidu. Ir tavęs negriaužia ten širdies, tau ašaros netrykšta ir gumulas gerklinė susidar, nes tu supranti, kad viskas išgydyta. Žinau, dėl ko kas vyko, matau, kas buvo, bet ramu, viduje ramu. Tai yra išspręsta. Tai yra išspręsta. Ir aš žinau, kaip išsisprendė. Va, pasidariau šitą meditaciją, va, prasidirbau viskas. Susitvarkė. O su šituo žmogum dar nesusitvarkiau. Gerai tvarkoje, prasidirbus tuo žmogum. Dar susitvarkė, su šituo susitvarkė. O su šituo nesusitvarkė, kažkas dar giliau. Einam giliau žiūrėti. Va taip tai yra sprendžiama. Konkrečiai, dalykiškai. Šitaip tai yra sprendžiama. Ir tai būtina padaryti. Tai nėra, kad sėdėti turėti vilties, kad kada nors išsispręs. Praeis žaizda, praeis pūliai. Ta prasme, įsivaizduojat jums užsigavo. Dabar mano, čia mes, Bulgarijoje, čia, žodžiu, neturiu nieko, nei jokio peroksido, jokių dalykėlių, nieko neturėjau. Ir užsigauna vaikas, susižeidžia, koja ten, žodžiu, nusibrozdina. Pirmas dalykas, ką aš perku peroksidą. Nes aš žinau, kad žaizdą reikia išplauti. Ta prasme, ją reikia išvalyti, kad pūlių nebūtų. Jis tik susidaro pūlinukai kažkokie tai. Ir raudonuoja aplinkui. Aš žinau, kad užploviau peroksidu viskas susitvarkė, bet jeigu aš neplausiu ir turėsiu vilties, užklijuosiu pleistrą, po pleistrų tai iš viso nieko nesimato, užklijavai, ten gali kūno spalvos pleistrą užklijuoti, iš viso kaip ir nieko nėra. Ir va taip užklijavai kažkokią tai žaizdą ir lauki, turiu vilties, praeis. Pleistrą užklijavau. Ir išpūliuos, uždegimas pasidarys, užkrėtimas nežinia kas, nes nesutvarkyti dalykai, neišgydyta problema pūliuoja. Ir mes tokie pūliuojantis viduje su viltimi, kad kada nors praeis. 20 metų nepraėjo, bet gal dar per metus žiūrėk ir praeis. Nepraeis. Savaime nepraeis. Reikės susitvarkyti, reikės išsigydyti. Tokie tai dalykai su ta viltim. Viltis gerai, bet ne taip. Reikia dar ir veiksmus daryti. Viltis turi įkvėpti veiksmui. Tada jinai yra prasminga viltis. O jeigu viltis tik tai tam, kad viltis ir nieko nedaryti, rymoti, žiūrėti pro langą ir laukti princo, nepadės. Nepadės. O toks paveiksliukas, atsimenu prieš... Kažkada tai pas mane buvau pasidalinus, kaip sėdi mergina valtyje, ant kranto, žodžiu, ta valtis kažkaip ir ten su tokia maždaug turiu vilties, kad kažkur kažkada nuplauksiu. Žodžiu, iš tos serijos sėdžiu valtyje ant kranto ir turiu vilties, kad vis tiek aš kažkur nuplauksiu. Niekur tu nenuplauksi, tiesiog niekur. Nes tu ant kranto ir viltis čia ne prie ko. Tam, kad kažkur nuplaukti, tu turi bent būti vandenį ir kluoti savo valtį. Galbūt kokią dar burę tiesti, žinoti, kur tu nori nuplaukti, o ne šiaip, kad kur nors blaškytis po audras. Taip kad dirbti reikės.
dirbti reikės. Tai va, tokia pasiraginimo tema apie viltį, neviltį. Tikiuosi, pasiekiau jūs. Kaip jums jaučiasi? Ką pajudino? Galit pasidalinti. Žiūrėk, aš čia užsimečiau, bet turbūt nelabai ką, jau viską kaip ir perbėgau mintimis. Tai va. Jeigu yra kokių klausimų, galite rašyti, dar aš pasižiūrėsiu. Jeigu aiškuma, sakau, dėl to mūsų susibūrimo, kam reikalinga pagalba, sustiprinimas, va šitoj skyrybiniai, būtent skyrybų dabar tema mane kažkodėl judina jinai, bus duotas kontaktas. Jeigu mes nuspręsime vis dėlto, kad nėra gerai dėti linką į viešumą, gali būti, kad ir nedėsiu aš jo, tada rašot man, aš jums atsiųsiu asmeniškai. Aš jums atsiųsiu asmeniškai linkus. Turbūt bus geriau tai. Aš čia tokia gana jautri tema, nesinori to dėti turbūt viešai, kad jo, turbūt aš taip ir padarysiu. Atsiųsiu jums asmeniškai ir tada mes susibursim. Jo, aš taip ir padarysiu. Tas pats, tą pačią informaciją sudėsiu ir Telegrame. Ar jūs esate mano kursuose, ar dar kažkur, tai visiems galioja šitas pasiūlymas, kam reikia, kas jaučiat, kad reikalingas sustiprinimas šitoj temoj. Tiesiog susibursim temiškai ir pasižiūrėsim, ką mes galime toje vietoje padaryti. Gerai, turbūt tiek. Primenu tik tai gyvenimo balanso kursą, kad jo kaina keisis ir jau greitai, jau liko savaitė su biškučiuku, labai nedaug, kai ženkliai pasikeis jo kaina. Tiksliau sakant, bus labiau adekvati, negu yra dabar. Dabar jisai visai yra nuvertintas lyginant to, ką aš ten duodu. Tai va, kas norite jungtis ar braniruoti savo vietas, rašykit, net jeigu ne iš karto prisijungsit, bet pasakysit, dabar aš tikrai jungiuosi ten lapkričio kažkada, tai turėsiu ir galėsiu ir norėsiu, rašykit man, jūs užfiksuosite dabartinę kainą, kas yra 511. Tai va, tiek žinių, daug šviesos ir meilės visiems, stiprybės, susivokimo, atskyrimo, vilties nuo vilties, šitų dviejų vilčių atskyrimo, arba pasižiūrėti geriausiai, ką duoda man ta viltis. Ar tai įkvepia mane veikti, ar tai gesina mano norą kokį nors daryti, sėdžiu, žiūriu ir laukiu. Pagal tai galima atskirti. Tai va, gerai, labos nakties, toksai. Gal nelabai ilgas šiandien pasidalinimas buvo, kas čia mūsų. Nu jo, 40 minučių nepilnai. Žodžiu taip, jeigu yra kokie klausimai, rašykite. Aš pasižiūrėsiu juos čia, atsakysiu. Ir iki kitų susimatymų.